Kiek baltymų reikia vartoti? Ar yra iš viso skirtumas tarp augalinės ir gyvulinės kilmės baltymų? Šiandien pakalbėkime apie tai. Iš ankstesnių video jau žinote, koks yra skirtumas tarp baltymų, amino rūgščių, nepakeičiamus, pakeičiamus ir taip toliau. Jeigu nematėte to video, tai pažiūrėkite nuorodą komentaruose arba ji bus kažkur aplinkui. Taigi, priminimui, baltymas yra suformuotas iš skirtingų amino rūgščių ir tos amino rūgštys gali būti nepakeičiamos, tai yra, kad mes jas galim gauti tik tais iš aplinkos, tai yra valgydami arba gerdami kažką, ir pakeičiamos, tai reiškia, mūsų kūnas gali jas susikurti pats. Baltymų iš viso reikėtų valgyti apie 0,8, bet kad paprasčiau skaičiuot būtų, visą laiką sakau apie 1, 1,5, galbūt 1,2. Dėl to negalima pasakyti labai tiksliai, nes yra labai daug skirtingų tyrimų ir rekomendacijų, bet sakykime, jeigu mano kūno svoris yra 80 kg, aš turėčiau suvalgyti maždaug nuo 80 gramų iki 120 gramų baltymų per dieną. Tačiau jeigu valgot 3-4 kartus per dieną, tai turėtumėt siekti maždaug 20-30 gramų baltymų per vieną valgymą. Kalbant apie skirtumą gyvulinės ir augalinės kilmės baltymus, tai yra pagrindinis skirtumas toksai, kad gyvulinės kilmės baltymai turės visas nepakeičiamas amino rūgštis. Tai reiškia, kad gyvulinės kilmės, tokie kaip vištiena, ar tai kiauliena, jautiena, nesvarbu kokia mėsa ir žuvis, tai jie turės visas tas reikalingas amino rūgštis. Ir tinkamų santykių turės tas amino rūgštis, kalbant apie pakeičiamas ir nepakeičiamas. Jeigu kalbėsime apie augalinės kilmės baltymus, tai juos yra šiek tiek sunkiau surinkti ir ne visi augalinės kilmės, sakykime, produktai arba ne visi augalai turės visas reikiamas amino rūgštis, tai tas vadinamas nepakeičiamas. Bet pagrindiniai produktai, kurie turi visas reikiamas amino rūgštis, aišku, jie turi jas šiek tiek mažesniais kiekiais, bet pavyzdžiui, grikiai, lęšiai, čija sėklos, visi šitie dalykai turės visas reikalingas amino rūgštis, nors jų kiekis gali labai stipriai skirtis, tai gal vienose bus daugiau tokių, kitose bus daugiau tokių, tačiau jos visos turi tas visas reikiamas amino rūgštis. Toliau, kalbant apie papildus, jeigu kažkas vartojat baltyminius papildus, tai labai svarbu būtų pasižiūrėti, kiek tie papildai turi nepakeičiamų amino rūgščių ir BCAA amino rūgščių. Ir turėtumėt pasižiūrėti, papasakosiu vėliau plačiau, tačiau pasižiūrėkit, kad viename kaušelį būtų apie 10-15 gramų nepakeičiamųjų amino rūgščių, iš kurių apie 5 gramus turėtų būti BCAA. Tai tikėtina, kad bus net ir nelietuviškai parašyta, dėl to ieškokite essential amino acids EEAA arba BCAA. Taigi tokie yra skirtumai tarp augalinės ir gyvulinės kilmės baltymų. Jūs jau žinote, kad baltymas baltymui nelygu, nes vienus baltymus sudarys amino rūgštys tų, kurių jums reikia gauti iš aplinkos, o kitus baltymus galbūt sudarys tai, ko jums tiek daug nereikia iš aplinkos. Dėl to pasirinkdami šiek tiek pagalvokite, kokius baltymus vartoti. O jeigu esate veganas ar veganė ar vegetaras, tada būtinai pasižiūrėkite internete tuos produktus, kuriuos vartojate, ar susirenkate visas pagrindinės, tai yra tas nepakeičiamas amino rūgštis.